Vaikai, mes pasaulį pažįstame per savo emocijas, liesdami, uostydami, dar kaip pažįstame pasaulį, klausydami, išgirsdami, žiūrėdami. Taip. Ir šiandien mes pabandysime visą tai pajausti, jūs pajausite patys. Ir yra gamtamokslinis praktinis seminaras, kurio pavadinimas yra Tyrinėk, atrask, kurk. O jūs būsimieji ir būsite mokslininkai, turbūt gamtamokslininkai. Linkiu jums sėkmės. Jums rašyti beveik nieko nereikės. Mes pusėme jums lapus. O dabar linkiu visiems sėkmės ir mes seminarą pradėsime. Galit pasiploti. Taip reikia prieš pradėdami dar susipažinkime su tokiais teiginiais. Gamta moko tuos, kurie vaikšto jos takais. Tiesa? Gamta moko žmogų keistis, moko supratimo ir savikontrolės. Ketvirtas, penktas. Susipažinkit dabar minutėlę, paklausykit vienas kito vardo. Susipažinkit, drąsiai, aš čia. Pasikalbėkit truputį. Pasikalbėkit, pasiklausykit vardą, susipažinkit. Vaikai neįpratę. Naujoviškai padarėm, kad jums būtų įdomiau, kad susirastumėt naujų draugų. Gerai, ar visi turi kvietikę? Visi rado. Na kągi, pradėsim savo eksperimentus. Kurį mes čia pasakysimės. Čia šį rytos pusę. Girdi, gal iš tų didesnių? Neužsidegtų, žinai, bijau. Nu, dar, bet jau išiškėjau. Dedam sodus. Nu, kokią porą šaukščiukų. Išmaišysiu truputį. Citrinos bus limonado. Nu, iškai. Gazuotas. Dabar citrinus ar atspiltimas dabar. Greičiau, vulkanų jas. Taip. Ir pasikeliame indą. Jūs matyti, jeigu nematot, jeigu mes užstojom. Šitaip. Žiūrėkit taip. Taip ir gaunasi putojantis vulkanas. Matėt, koks vulkanas? Ar visi matė? Gerai. O dar putoja čia. O mes va pažiūrėkime, ką mes padarysim. Va. Mes pripūsime. Va, Jona. Tada štai kas reikalinga. Reikalingas yra sodo šaukštelis, citrinų sulčių, toliau valgomųjų acto valgomasis šaukštas, lipni juostelę užrišti, butelis ir pabandykime padaryti. Čia ir burbuliuoja, mes ir porą leisti. Va, čia mūsų vulkanas, matot, kaip burbuliuoja tai. Mes čia įpylėm vandens. O jeigu tai yra viduj balionas, tas mišinys liaukų pareiškia. Jisai nesilaikys viduj baliono. Soda, matėt, kaip
uoga yra biri, jinai nukrinta žemyn į vandenį sukrenta. Dabar čia supažindinimu yra, matote, bandymas. Dantų krapštukais ir su cukraus gabaliukais. Geras eksperimentas, išsluoksnis. Dabar vaikai jums eksperimentas. Ir dabar atsargiai paimkite tą kiaušinį ir įleiskite į vandenį. Atsargiai. Tai pakeis, ateik, pakeiskit. Taigi, ar kas vaikai pasidarė su jūsų kiaušiniu? Jūsų kiaušinis nusileido į dugną. Dabar. Ne sodos. Dabar įdėsime druskos. Taip, patys. Taip. Dabar vaikai atsargiai, išimkite kiaušinį, pasidėkit. Įdėsime, atsargiai, su šaukštuku reikia imti. Įsidėsite druskos. Atsargiai, išimkite kiaušinį ant servetėlės, pasidėkit. Dar kokį šaukštą. Kiek su valandų mergais yra? Povolios. Be 10-12. Gerai, dės. Kuo atnešiu druską? A dabar dėti kiaušinį. Neskandinkis, tiesiog Kodėl nekyla? Mažai druskos. per mažai druskos. Dar turi dėti. Negali. O, jis pakyla. Viskas valio. Gal kad pavyko. Nes reikia dabar. Kodėl taip yra? Nes druska iškelia. Tai druska susidaro tankis, vandens tankis, pasidaro vanduo tankus ir kelia į paviršių. Ir va čia jūs ir paskaitysite labai šitą. Matot? Ir turiu gintarų. Kaip jūs manot? Gintarai pakils ar nepakils? Vaikai, kad nereikėtų spėlioti, darome eksperimentą. Žiūrim, paim gintarus ir sumetu. O dabar jūs paimkite savo gintarą, kur turėjot, ir įmeskite į savo vandenį. Į šitą patį kiaušinį imti. Kiaušinį vandenį. Na ir ką su gintaru? O dabar vaikai, jūs dabar turėsit labai gerą. Dabar vaikai ateikit gavo stiklinį. Bet paklausykite, jūs turėsite labai aiškiai daryti. Tai, ką mes dabar sakysim. Kitaip eksperimentas nepavyks. Ir nors tiesiog ateis, turėsit draugį. Taip. Ateikit dabar man nesuso. Buvo sausa. Kada sušlapo, tada ir nebebėga. Va, sušlapo. Ir pažiūrėk, yra vandens stikliniai, bet jau nebėga. Jūs dabar patys pamėginsite ir dar vienas tuo pačiu bus verdantis vanduo. Duosim per. Bet tada vandens reiks nupirkti. O dabar padaro. Duobutė. Va, kad siektų vandenį. Duobutė turi būti padaryta. Padarai. O tu vėl Nedarykit ant savo. Gumytę gerai, tu kartu. Taip. Yra gumelė, va čia viskas. Tai žemiau, du kartus. Kur jūs negausit turėti? Tai jeigu pradės bėgti, tai iš šitą. Ai, ne, jis nebėgs. Davai. Aš jau. Dabar žiūrėkit, vaikiukai, jūs šitą prie kibiro ateisit kartu, mes padėsim vidurį, mačiau jos kibirus. Ateisit ir Dabar paklausykite. paklausykite. Kai apversite, turėsime stipriai suduoti.
per dugną, taip, ir tada vanduo virs, burbuliuos. Truputį patikės, kad matytumėt. Pakelkit per du. Silpna, jau baigia nukristi. Va, gerai, viskas tvarkoj. Nu, kas dar nemėgino? Dabar tas stiklinės. Dėkime čia ant stalo. Pirmiausiai visi pamėginsite. Pasimkite šiaudelį. Sukirkit man mokai vieną šiaudelį. Sprendžiu. Dabar žiūrėkit. Pažiūrėkit, kaip ką darys. Nėra šiaudelį. Duosiu šiaudelį. Kur čia mūsų Bulgarskiai pirščetas? Dabar vaikai, pažiūrėk, įmerkit šiaudelį. Paprastai, įmerkit. Pamėginkit kiekvienas, turit visi šiaudelius. Įmerkit šiaudelį, kas neturi. Paprastai įmerkit. Ir ištraukit. Ar labai daug vandens pasisėmė tą šiaudelį išdaryti? Ne. Iškasėkit, kur daug? Ne. Jeigu neuždarot pirštelių, ar yra vandens šiaudelį? Paprastai paimti šiaudelį, pamirkyti ir ištraukti. Ar yra daug vandens? Ne. Nėra visai. O dabar su pirštuku rodomuoju uždengiu viršų. Ir pirmiausiai pirštu uždengiu viršų vandenyje. Žiūrėk, įkišu į vandenį, uždengiu su pirštuku ir ištraukiu. Ir į kitą stiklinaitę, kur šalia padėta, atitraukiu pirštą ir išleidžiu vandenį. O dabar galit tai pažaisti. Įkišat, uždengiat, ištraukiat ir iš vienos stiklinaitės pernešate į kitą. Dabar aš truputį pertrauksiu, vaikai, truputėlį dėmesio ištraukiam šiaudelius, pažaisti pralenktiniausiu tuoj. Pasižiūrėt, stiklinėse vienodai turime vandens. Viena stiklinė, tuščioj stiklinėj, kur neištuščiai stiklinė, žiūrėjai, tuščiai. Dabar vaikai jums bus duotas laikas. Dėmesio bus duotas laikas. Sąžiningai, mokiniai manęs nesiklauso šitas stalas. Prašau, išpilam vandenuką, jūs manęs negirdite. Bus duotas laikas. Per tą laiką mes stebėsime, kurios komandos stiklinėje tuščioje atsiras daugiausiai vandens. Todėl jūs turite taupyti laiką ir kaip pasakysim, stop, šiaudeliai visų pakyla. Aš negražiai reikia su grandinėm prisikti. Tai čia sukčiauja. Mane aptaškiau. Jau aptaškiau. Gerų Pusę pro maudynų šalį tau. išpila. Nieko neprisipila. Trilas atsipila. Oho. Aš jau aptaškiau. Eina. Pasiimti greičiau. Visiems labai gerai ėjosi, gerai pavyko. Dabar mokysiukai dėmesio. Kas esat bandę pasigaminti dūdelę? Lėkutę. Va, mes jos šiandien nepagaminsim, nes reikėtų truputėlį šiaudelių storesnių. Bet pat jums aiškiai yra parodyta, kaip galima pagaminti. Suploti šiaudelio galą ir apvirsdami ir pabandysite įsmeigti į bulvę. Neina. Ne, tu ne taip darai, tu negirdėjai. O kodėl tavo pirštas? Va šiaudelį galima tik šitai. Paprastai kaip patį. Tik šitai.
Все. Sunkiai sekasi vidurci, taip vaikai? Сегодня мне назвали. Ar sunkiai sekasi? Pažiūrėkite, tai nežinau, ką daryti. Dabar pažiūrėkite, mes turim atsisės ir žiūrėkite, mes turim atsinešę didelį liniuotę, jinai labai, kai nukris ant žemės, jinai labai. Dabar vaikai padarysime, ar spėsite, ar norim tą padaryti dar? Pasakykite. Paulapa, išsikarsto pat armonikėlę to. Dabar žiūrėkite, jeigu aš turiu vaikai 2 indus, jūs turit va čia. Va, 2 indeliai. Jūs tuos pasidėkit 2 indelius, aš žinai. Kada su? Gali net ir toliau būti vaikai. Atstumas turi būti va. Nes to iš šitos Stikite armonikėlę. Išilgai popieriaus lapą, va šitaip. Sutankinam popierių. Gamtoje besimėtančių nereikalingų daiktų, pačių daug ką jūs jau žinote, aš labai greitai žiūrėkite į ekraną. Vat antrinių žaliavų panaudojimo idėjos. Štai ką galite tikslingai panaudokite šią žaliavas. Va. Lengva pagaminti lesyklėlę. Iš gamtinės medžiagos matome. Va. Dažnas augaliniais dažais, čia irgi reikėtų jau eksperimentuoti. Va, ir viskas. Mėly mokytojai, štai ką mes norėjome jums parodyti, norėjome su jumis pabūti. O aš noriu paklausyti, kaip patiko vaikams daryti eksperimentus. Labai džiaugiamės, kad jums patiko. Ir už tai, kad jūs, ar žinot, kad kartais ir jūsų mokytojus išvažiuoja į seminarus? Ir gal? Šiandien mokytojų seminaras. Šiandien jums seminaras. Ketvirtokai dalyvavo tikrame seminare ir praktiškai išbandė įvairias užduotis. Ir aš noriu iškilmingai šiandien jums įteikti dalyvio pažymėjimus. Ir kviečiu Martą iš Priekulės. Prašau. Monika. Emilis. Džiugas. Emilis. Atvirkščiai.